Kiaulienos paruošimas karštai rūkytam gaminiui aukštaičių kepsnys. Tikslas – paruošti kiaulienos kumpio dalis karštai rūkytam gaminiui aukštaičių kepsnys. Įranga ir priemonės reikalingos laboratoriniam darbui atlikti. Elektroninės svarstyklės 2 vienetai. Druskos tirpalo ruošimo įranga. Talpos maišyklė. Ledo generatorius. Termometras. Druskos tirpalo išvirkštimo renginys. Rankinis 3 adatų injektorius. Masažavimo renginys. Smulkus inventorius, peiliai, indai. Receptūra, darbo aprašymas. Skaičiavimo mašinėlė. Darbo eiga. Mėsa bus sūdoma šlapiuoju būdu, išvirkščiant paruoštą druskos tirpalą. Tirpalo komponentai sveriami elektroninėmis svarstyklėmis. Išvirkštimo tirpalui gaminti naudojamos medžiagos. Nitritinė druska. Sūdymo preparatas, funkcinių komponentų mišinys Star 68. Ledo žvyneliai vandeniui atšaldyti. Vanduo. Druskos tirpalo komponentai skaičiuojami vadovaujantis receptūra. Išvirkštimo tirpalo sudėtis. 10 kg tirpalo paruošti. Druskos tirpalo komponento pavadinimas. Norma kilogramais. Nitritinė druska 0,5–0,6% natrio nitrito. 0,8 kg. Sūdymo preparatas. Funkcinių komponentų mišinys Star 68 0,3 kg. Ledo žvynelių vandens mišinys neaukštesnės kaip +4 Celsijaus temperatūros 8,9 kg. Iš viso 10 kg. Gali būti naudojamas ir kitas sūdymo preparatas ar sūdymo komponentų mišinys. Druskos tirpalo bus išvirkščiama 20%, skaičiuojant nuo žaliavos masės. Ruošiama 25% tirpalo nuo sūdomos mėsos svorio, nes 5% tirpalo bus supilami į masažavimo įrenginio talpą kartu su injektuotais mėsos gabalais. Išvirkštimo tirpalo paruošimas. Tirpalui gaminti reikalingas šaltas vanduo pasveriamas ir supilamas į nerūdyjančio plieno vežimėlį. Vandens temperatūra turi būti neaukštesnė kaip +2–4 Celsijaus. Norint atšaldyti vandenį, į jį dedama ledo žvynelių. Į paruoštą šaltą vandenį supilamas sūdymo mišinys Star 68 ir maišoma, kol jis visiškai ištirps. Po to suberiama pasverta nitritinė druska ir vėl nuolat maišoma, kol visiškai ištirps. Fosfatinis mišinys būtinai dedamas prieš nitritinę druską, o ne atvirkščiai, nes priešingų atveju mišinį bus sunku ištirpinti ir liks jo gumulėlių, kurie gali užkimšti injektoriaus adatas. Žaliavos paruošimas sūdymui. Aukštaičių kepsnys yra gaminamas iš kiaulienos kumpio dalių be odos. Naudojama tik gerai atšaldyta kiauliena, kurios temperatūra raumenų gilumoje neaukštesnė kaip +0,7 Celsijaus. Paruošiama žaliava. Didesnės kumpio dalys yra dalijamos iš ilgai raumenų, kad gauti nedidesnius kaip 1
1,5 kg dydžio gabalus. Druskos tirpalo išvirkštimas rankiniu injektoriumi. Darbui reikalingos priemonės: rankinis injektorius, skaičiavimo mašinėlė, svarstyklės, padėklas. Pasveriamas kiaulienos kumpio gabalas. Skaičiavimo mašinėle apskaičiuojamas 20% svorio prieaugis ir pridedamas prie mėsos gabalo svorio. Į paruoštą sūdyti mėsos gabalą įduriamos injektoriaus adatos taip, kad adatų skylutės visiškai pasislėptų mėsoje. Paspaudžiama injektoriaus rankena ir sūrimas pradeda tekėti į mėsą. Periodiškai kartojami įdūrimo ir rankenos nuspaudimo judesiai. Injektoriaus adatos duriamos į skirtingas mėsos gabalo vietas, kad išvirkštimas būtų tolygesnis. Pasveriamas išvirkštas kumpio gabalas. Turi būti ne mažiau kaip 20% svorio padidėjimas. Procesas kartojamas, kol išvirkščiami visi gaminiui paruošti kiaulienos kumpio gabalai. Pasūdytų mėsos gabalų masažavimas. Masažavimui naudojamas masažavimo įrenginys. Pasūdyti mėsos gabalai yra sukraunami į masažavimo įrenginį. Žaliavos įkrova neturi viršyti 70% įrenginio talpos tūrio, kad masažavimo procesas vyktų efektyviai. Po išvirkštimo likęs sūrimas supilamas ant žaliavos, patalpintos į masažavimo įrenginį. Sandariai uždaromas vakuuminio masažavimo įrenginio dangtis. Nustatomas masažavimo įrenginio darbo režimas ir sukimosi periodiškumas. 20 minučių masažavimo procesas. Įrenginio talpa sukasi. Ir 10 minučių pertrauka. Įrenginio talpa nesisuka. Procesas yra reguliuojamas automatiškai pagal nustatytą programą. Masažavimo procesas vyksta 6 valandas, ne aukštesnėje kaip +0,6 C temperatūroje, nes masažavimo įrenginys yra dvisienis, kuriame cirkuliuoja šaldymo agentas. Įrenginys sukasi į abi pusės, nustatytas vakuumas 60%. Pasibaigus masažavimui, įrenginio talpa atidaroma, mėsos gabalai iškraunami į vežimėlį. Gaminiams paruošta mėsa brandinama netrumpiau kaip 8 valandas, +0,6 C temperatūros patalpoje. Paruošto gaminio kokybės įvertinimas. Po brandinimo patikrinama paruoštos mėsos kokybė. Mėsos gabalai tolygiai padengti masažavimo metu išsiskyrusią lipnia mėsos baltymų mase. Gabalai yra išlaikę savo formą, nėra įplyšimų ar atspurusių mėsos gabalėlių. Nėra nesusigėrusio sūrimo. Paruošti kiaulienos kumpio gabalai siunčiami formuoti ir termiškai apdoroti.